Kadangi šiandieną savo laidą pristatinėjame iš fizioklinikos, tai dabar atėjo laikas papasakoti apie tai, kokios procedūros atliekamos čia. Fizioklinika – tai aukščiausių lygio reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga. Joje laukiami visi, kurie jaučia nugaros, sąnarių skausmus, sportuojantys, mėgėjai ir profesionalai, kurie nori pagerinti savo sportinius rezultatus. 2012 rugsėjį fizioklinika atsinaujino. Šiuo metu čia dirba 5 aukščiausio lygio savo srities specialistai. Konsultuoja ortopedas traumatologas. Fizioklinikoje yra ir naujovė – paruošimas įvairioms sąnarių operacijoms ir pooperacinė reabilitacija. Tapę savo srityje lyderiais, fizioklinikos specialistai nežada sustoti. Jie sieks savo pacientus ne tik išvaduoti nuo stuburo ir sąnarių skausmo, bei sugrąžinti jiems prarastą sveikatą, bet ir tai padaryti per kuo trumpesnį laikotarpį. Kai aptinkamas yra vienoks ar kitoks sutrikimas, pacientui yra skiriamas gydymas. Dažnais atvejais skiriame procedūras kartotinės, kitaip tariant, turime turėti laiko ir pacientas turi sudaryti mums galimybę jį stebėti ir sekti jo būklę. Dėl to dažniausiai procedūros vyksta 3 kartus per savaitę, arba 2 kartus per savaitę, arba kartą per savaitę. Tai priklauso nuo esamo sutrikimo. Ir turėdami galimybę pacientą stebėti, mes galime laiku ir operatyviai keisti gydymo taktiką. Mūsų pacientų tarpe labai dažna problema yra stuburo tarpzakseninio disko išvarža. Kai jau pas mus pacientas patenka, jisai dažniausiai jau turi magnetinio rezonanso nuotraukas su tinkamom išvadom. Mums puikiausiai talkina gydytojai radiologai, ortopedai, traumatologai, neurochirurgai, su kuriais glaudžiai bendradarbiaujame. Ir kai kada yra didelis klausimas, ar žmogų iš tikrųjų operuoti, ar dar galima jam padėti ir išvengti operacijos. Kai kuriais atvejais gauname pacientus iš ortopedų traumatologų, jų kreipimų ir su tokiu prašymu, ar galėtumėte paruošti operacijai, kad paskui reabilitacinis laikotarpis būtų trumpesnis. Dirbdami su moderniausia įranga medikai įsitikino, kad net naujausios technologijos ir išradimai negali atstoti gydytojo dėmesio ir jo rankų. Taip užsimezga ir psichologinis ryšys su pacientu. Fizioklinika įsikūrusi Vilniuje, Donelaičio gatvėje 6A.